apsaugos ir darbo ministerijos nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus patarėja. Kaip žinote, ministerija patvirtino viešos naudos NVO pripažinimo tvarką. Na ir šiandien norime apie tai su jumis pakalbėti. Turbūt pradingo mano ekranas mano, kurio dalinausi. Gerai. Ieškau. Bet nieko prieš tai nesimatė, buvo juodas ekranas. Bent man. Supratau. Gerai, pabandysiu dar kartą. Labą dieną. Labai užsimutinai ir to. Bandau atsimutinti. Dabar matosi? Aha. Mano skaidrė. Aha, matosi skaidrė viešoji paslauga. Gerai. Eisim į pirmą. Taip. Nejuda skaidrės. Ai, taip, kai aš pasidalinu demonstravimo režimu, tai tada man nerodo. Tai aš žinokit, tada labai atsiprašau. Dabar matosi. Gerai, bandysim tada taip dar kartelį. Taip, tai kaip ir minėjau, ministerija patvirtino tvarką, kurią norim jums šiandien ir pristatyti. Tai pirmoje konsultacijos daly kalbėsiu apie tai, kas yra viešoji nauda, kokie reikalavimai, kriterijai yra jai taikomi. O antroje dalyje kolegos iš socialinių paslaugų ir priežiūros departamento paaiškins, kaip pateikti prašymą per informacinę sistemą SOPAS. Ar dabar matote mano antrą skaidrę? Aha, ačiū. Gerai. Tai pirmiausiai pradėčiau nuo to, kad visos nevyriausybinės organizacijos gali būti priskiriamos arba grupinės naudos, arba viešosios naudos nevyriausybinėm organizacijom. Tai koksgi yra skirtumas tarp jų? Tai grupinės naudos organizacijos veikia savo narių naudai, atstovauja tam tikrą žmonių interesų grupę ir tai dažniausiai gali būti klubai ar draugijos, kaip minėjau, arba kažkokia tai siauresnė interesų grupė, arba pomėgiai, pavyzdžiui, kaip knygų mylėtojų, knygų skaitytojų klubas arba draugelių mylėtojų draugija. Tuo tarpu viešosios naudos organizacijų veikla yra skirta visuomeniai, sprendžia visuomenės problemas ir kitais žodžiais kalbant, jis siekia tokių tikslų, kurie pripažįstami kaip tarnaujantis viešajam gėriui. Tai tokie būtų pagrindiniai skirtumai, kurie ir yra nustatyti nevyriausybinė viešosios naudos ir grupinės naudos organizacijų apibrėžimai yra nustatyti NVO plėtros įstatyme. Čia matot nuorodas, pasidalinsim ir pranešimo skaidrėmis, tai nuorodos bus aktyvios. Galėsit rasti, kur yra patalpinta viskas ir čia taip pat yra nuoroda į tvarkos aprašą. Tai yra dabar tokie reikalavimai įtvirtinti įstatyme, kad viešosios naudos nevyriausybinė organizacija vykdo veiklas, kurių didesnė dalis teikia naudą visuomeniai arba jos daliai ir yra įtvirtintos sritys, kuriuose nevyriausybinė organizacija veikia. Yra pakankamai plačios sritis, tai yra vaikų ir jaunimo gerovė, neįgaliųjų apsauga, lygių galimybių užtikrinimas, žmogaus teisių apsauga, šeimų stiprinimas,
socialinės atskirties ir skurdo mažinimas, švietimo, mokslo, kultūros ir sporto skatinimas, humanitarinės pagalbos teikimas, sveikatos apsauga, aplinkos apsauga, pilietinis ugdymas, visuomenės narių teisų apsauga ir viešo intereso užtikrinimas. Jeigu organizacija veikia kurioje nors iš šių sričių, ji turi turėti ir NVO žymą juridinių asmenų registre, teisės aktų nustatyta tvarka būti pateikusi 2 metų veiklos ir finansinės ataskaitas, tai atkreipiu dėmesį, kad tikrai 2 metų, kad prieš teikdami prašymus įsitikintumėte, ar turite 2 metų veiklos ataskaitas pateikę ir atitinka minimalius patikimo mokesčio mokėtojų. Dabar bandau pakeisti kitą skaidrę. Dar išskiriame tokią viešosios naudos NVO grupę, galima taip pavadinti, tai yra organizacijos, kurios teikia paslaugas. Ir čia tos organizacijos, kurios teikia paslaugas, jos turėtų truputėlį daugiau pateikti dokumentų ir joms dar šiek tiek reikalavimų papildomų yra. Jos turėtų siekti išmatuojamo teigiamo socialinio poveikio visuomeniai ir būti pasitvirtinusios dokumentus, kur yra nurodyta siekiamo socialinio poveikio tikslas, tai yra kokią problemą ta organizacija sprendžia, kokio poveikio ji nori, kokie yra to siekiamo poveikio rodikliai, kaip ji juos matuoja. Ir šių rodiklių vertinimo metodika turi būti pasitvirtinusi. Taip pat per 1 kalendorinius metus vertina savo socialinį poveikį, kurį bando pasiekti. Ir taip pat konsultuojasi su visuomenė ir asmenimis, kuriems tas poveikis daromas. Ir taip pat svarbu, kad tie rezultatai būtų patvirtinti NVO steigėjų arba dalyvių ir skelbiami viešai. Tai čia galbūt labai skamba sudėtingai ir norim pasakyti, kad šitas būtent punktas ir šitie reikalavimai yra tokie galbūt labiau projektuojami į ateitį, kadangi žinom, kad iš tikrųjų nedaug organizacijų galėtų šiai dienai atitikti šitus kriterijus ir turėti ir matuoti poveikį ir konsultuotis ir būt pasitvirtinus šios visus dokumentus ir turėti rodiklius. Tai mūsų vizija yra ateityje teikti pagalbą ir skatinti organizacijas teikiančias paslaugas tą poveikį matuoti, siekti jo ir tada jau ateityje greičiausiai teikti prašymus pagal šitą reikalavimą, tada, kai jau iš tikrųjų matote, kad jūs galite juos atitikti ir išpildyti. Norim atkreipti dėmesį, kad šitas būtent punktas yra toms organizacijoms, kurios teikia viešasias paslaugas ir priminsiu, kas yra viešoji paslauga. Tai yra specialių įstaigų ar organizacijų veikla, teikianti gyventojams socialinės, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ar kitas įstatymų numatytas paslaugas. Tai savivaldybė yra atsakinga už paslaugų teikimą gyventojams ir ji turi užtikrinti, kad viešos paslaugos būtų teikiamos gyventojams, teikiamos nuolat ir kad visi galėtų naudotis. Tai organizacijos teikiančios paslaugas, nevyriausybinės organizacijos, tai turi turėti paslaugų teikimo sutartį arba turėti akreditaciją ar būt laimėjus pirkimą ar konkursą. Tai nėra įprasta organizacijos veikla. Dėl to norėtume atkreipti dėmesį, kad organizacijos, kurios paslaugų neteikia, nežymėtų, kad jos prašymą teikia kaip paslaugą teikianti organizacija, nes jau peržiūrėję ir įvertinę keletą prašymų, kurie yra pateikti šiai dienai dėl nevyriausybinių organizacijų pripažinimo viešosios naudos, matome, kad yra neatitikimų tokių ir šitoj vietoj būtų svarbu priminti, kad pateikus klaidingą, melagingą informaciją, to statuso netenkama ir galima teikti pakartotinai tik tai po kurio laiko. Dėl to tikrai prašom atsakingai įvertinti ir jeigu dvejojat arba neaišku, tai geriau pasiskambinkit, pasikonsultuokit
ir tikrai nėra jokios skubos dabar teikti tuos prašymus ir ypač jeigu matot, kad yra dvejonių dėl atitikimo kriterijams. Dabar papasakosiu apie patį viešosios naudos suteikimo procesą. Tai kaip minėjau, prašymai yra teikiami per informacinę sistemą, čia matote nuorodą. Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas įvertina atitikimą formaliesiems kriterijams, tai yra ar pateikėte reikiamus dokumentus. Ir taip pat yra nacionalinės NVO tarybos vaidmuo čia labai svarbus, nes ji svarsto prašymus ir pateikia savo išvadą, kuria remiantis socialinių paslaugų priežiūros departamentas priima sprendimą. Tai čia NVO tarybos vaidmuo yra toks iš tikrųjų ekspertinis ir jisai individualizuoja kiekvieną prašymą ir atsiranda toks vertinamasis kriterijus, kad mes iš tikrųjų vertinam organizacijos vykdomą veiklą, žiūrim ataskaitų turinį, ką organizacija nurodo jose, kaip jinai savo veiklą pristato, kokius dalykus dirba. Todėl čia yra toks skirtumas palyginimui su NVO žymos registravimu, kuris yra savanoriškas veiksmas ir nėra per didelio patikrinimo, ar jūs užsidėdat ją tinkamai ir netinkamai. Tai čia yra skirtumas labai didelis ir viešosios naudos prašymus būtent jau turininius dalykus svarstys NVO taryba. Bandau perjungti kitą skaidrę. Dabar norėčiau paminėti terminus. Jei prašymas atmestas dėl netinkamai pateiktų dokumentų, tai pakartotinai galima teikti po 1 mėnesio. Jeigu nevyriausybinė organizacija nebuvo pripažinta viešosios naudos, tai prašymas teikiamas gali būti tik po 6 mėnesių, o visas statusas yra suteikiamas, kaip ir galima sakyti, neribotam laikui, tik tai kas 2 metus jūs kreipsis departamentas su prašymu patvirtinti, ar jūs ir toliau atitinkat viešosios naudos kriterijus. Na ir kaip minėjau, galima, tai jums čia nereikės nieko galvoti ir prisiminti, jums ateis priminimas, kad jums reikia tokį prašymą pateikti. Ir čia svarbu dar paminėti, kad galima statusą prarasti. Tai yra irgi dalis atvejų, kai jo netenkama, tai jeigu gaunama informacijos, kad jau netitinkate viešosios naudos kriterijų arba patys pateikiant prašymą panaikinti, arba, kaip jau minėjau, dėl melagingos informacijos ir dėl kitų dalykų. Dar ką norėčiau pasakyti, kad tikrai užtvirtinti ir pasakyti, kad 25 metais yra mūsų tokia projekcija, kad leisti organizacijoms ramiai užsiregistruoti ir teikti prašymus šitam statusui gauti, ramiai įsivertinti, ar jūs tikrai esate, ar jums yra galimybė gauti jį, ar jūs veikiate šitose srityse ir atitinkate kriterijus. Ir jokių kol kas papildomų naudų iš to statuso nėra, taip kad nėra ir didelio skubėjimo. Norim nuraminti, kad jeigu neplanuojate arba tiesiog nežinote, kodėl dabar čia reikia pildyti tuos prašymus, tai ramiai įsivertinkite ir neskubėkite, kad nebūtų tiesiog po kelis kartus prašymų teikimo ir jums pildymo ne vieną kartą ir iš pradžių pasiaiškint geriau, ar iš viso atitinkat. Na, o kalbant apie rekomendaciją savivaldybėms, žinau, kad yra ir savivaldybių atstovų, kvietėme juos.
norėčiau paminėti, kad NVO plėtros įstatyme jau senai yra tokia nuostata, kad asignavimų valdytojas gali suteikti prioritetą finansavimo priemonėse būtent viešosios naudos nevyriausybiniai organizacijai. Tai aišku, čia vėlgi turi būti kažkokia numatyta tvarka, kaip jūs ją suteiksit tą prioritetą, bet norėtume jūsų paprašyti, kad prieš nusprendžiant taikyti tokį ar panašų dalyką, jūs pasikonsultuokite su mumis, su ministerija. Ir mes, matydami esamą situaciją, kiek organizacijų užsiregistravo, kiek turi statusą, mes jum patarsim, ar jau verta pradėti taikyti ar ne, nes, kaip ir minėjau, būtų gerai pradžioj 25 metus kažkokių papildomų paskatų neorganizuoti tam, kad organizacijos pirmą tiesiog suspėtų ramiai gauti tuos statusus viešosios naudos NVO. Tai tokios rekomendacijos iš mūsų. Dėkoju, kad dalyvaujat ir kad išklausėt. Čia yra mano ir mano kolegės kontaktai. Tai vėl matysite skaidrėse bus. Tai aš turbūt ir baigiau savo dalį. Dabar galime pradėti klausimus jūsų, o vėliau tada prisijungs kolegos. Aš dar peržvelgsiu, ar ko nors pati nepamiršau paminėti. Tai jeigu norite paklausti, prašau, jau kelia ranką Pilietiškumo ugdymo akademija. Prašau. Sima, mes užpildėm SOP sistemoje paraišką ir per klaidą pateikėm 2 paraiškas, tai tiesiog tikimės lankstaus vertinimo, nes, netyčia. Iš pradžių nesupratom to savokos ir galvojom, kad esame kaip teikiantis paslaugas, bet paskui pataisėm. Tai tikimės tiesiog lankstaus požiūrį, tiesiog dėl to. Tai antra paraiška jūsų yra teisinga? Jo, mes pateikėm 2. Taip, viena teisinga, kita su klaidomis, tai tiesiog tikimės, kad... Tai paprastai yra vertinama ta paskutinė pateikta. Tai jeigu paskutinė pateikta yra gera, kaip sakot, ar ne? Žinokit, nepasakysiu, kuri pirma, bet mes iš vis per klaidą jungiantis pateikėm. Viena neturėjo būti iš vis pateikta. Pateikta turėjo būti tik viena. Tai tai labai atsiprašau, kad čia truputį daug, bet neramu pasidarė. Ir aišku, ateityje, aš kaip suprantu, mes neturim prievolės dabar matuoti poveikio, nes esame NVO, bet ateityje būtų įdomu, kaip reikėtų matuoti ir kurti, kokią metodiką turėtume sukurti ir kaip reikėtų matuoti pilietiškumo poveikį. Tai toks, iš tikrųjų. Tai čia atskirai mes planuojam ir darėm jau mokymus anksčiau ir atskirai čia atskira tema turbūt apie tą poveikio matavimą būtų ir atskirų reikėtų mokymų ir atskirų pokalbių. Tai dar planuosim. Būtume dėkingi prieki dar. Jo, gerai, ačiū tada. Ačiū. Tada matau ranką kelia Rita. Sveiki, tai aš norėjau klausyti apie kitą, bet tada pabaigsiu šito pačiu apie poveikį vertinimą, nes aš nepamenu, kada tiksliai buvo, bet žinau, kad buvo tie mokymai ir jie buvo labai populiarūs ir ten nebuvo galimybės tiesiog gauti vietas į juos. Tai kažkaip aš nežinau, ar kad ta informacija ar laiku pasiektų kažkaip mus, ar nežinau, nes mus tai pasiekė berods per skurdo mažinimo tinklą apskritai. Tai tiesiog žinau, kad tikrai buvo labai didelis susidomėjimas, nes aišku, mes turime savas metodikas, mūsų tarptautinė praktika, bet bendradarbiaujant, aišku, su vietos partneriais ir gaunant finansavimą iš vyriausybės, tai labai aktualu, kad ir jų reikalavimus atitiktume šioje srityje. O mano klausimas, tai ar be to, ką išvardinote, dar, sakykime, kažkokių papildomų reikalavimų nebūtų, tarkime, ten tapti perkančiąją organizaciją ar kažkas tokio, nėra jokių papildomų. Ne, papildomų ar automatinių kažkokių mechanizmų įsijungimo. Papildomų jokių nėra, tik tai ką įvardinom ir kadangi, kaip minėjau, kad NVO taryba jau vertina organizacijos turinį, tai labai svarbu, kad pagrindinis jų dokumentas yra jūsų veiklos ataskaitos, kur jie susipažins su jūsų veikla.
tai svarbu, kad tos ataskaitos ir būtų išsamios ir kažkaip atspindėtų tą jūsų vykdomą veiklą ir ypač tą viešosios naudos aspektą. Tai būkite atidus rašydami ir tiesiog išsamei apie savo veiklą pateikite ataskaitas. Supratau, dėkui. Prašau. Taip, Rasa Šimkuvienė. Klausom jūsų. Labą dieną. Tiesiog Labą dieną. aš matau ir parašė šitą klausimą. Klausimas yra kaimo bendruomenės. Gali būti gauti šitą statusą ir tiesiog gal kažką aš taip išgirdau ir kuo mes tai galėtumėm, kaip pasinaudoti jo. Pirmiausia, ar gali gauti šitą statusą kaimo bendruomenės? Taip, tai kaimo bendruomenės yra kaip ir nevyriausybinė organizacija. Tai jos tokia pačia tvarka teikia prašymą, kad savaime kaip bendruomeninė organizacija tai nereiškia, kad jinai ir yra viešosios naudos. Tai visa ta pati procedūra yra kaip ir nevyriausybinėm organizacijom. Jeigu pagal veiklą jūs matot, kur jūs labiau atitinkat pagal tas išvardintas veiklos sritis. Galbūt irgi kaimo bendruomenė teikia paslaugas, ne? Tai jinai jau tada jau į tą paslaugų taiko sferą. Galbūt jinai užtikrina viešą interesą arba užsiema kultūrinę arba ten kažkokiu tai vaikų užimtumu. Tai va, į kurią iš pradžių sritį įsirenkat ir bendra tvarka. Tai tiesiog tikrai gali pretenduoti. Dėkuoju. O kokia nauda, tai kaip ir minėjau, šiai dienai o gal ir neužakcentavau, kad šiai dienai jokių papildomų naudų nesam numatę, nes norim, aš išskyrus tą, ką paminėjau, kad įstatymai yra įtvirtinta galimybė viešosios naudos organizacijoms suteikti prioritetą konkursuose, bet jos nėra dar taikomos, nes nėra organizacijų, kurios oficialiai tą statusą turėtų. Dėl to ir sakome, kad 25 metus paskirkime organizacijoms prašymų teikimui, o ministerija lygiagrečiai su socialiniais partneriais svarstys, ar būtų verta ir kokios tos papildomos naudos galėtų būti viešosios naudos nevyriausybinėm organizacijom ir jis būtų taikomas būtų jau mažiausiai nuo 26 metų. Ačiū Jums. Prašau. Dabar kas čia pas mus toliau laukia? Emilija. Prašau, Emilija. Taip, būtų klausimas susijęs ir su jūsų prieš tai atsakytų, nes jūs taip pateikėte skaidrėse, kad jūs rekomenduojat savivaldybėms nenaudoti dabar šito kriterijaus, bet kiek tai yra rekomendacija, kiek tai yra privaloma ir kiek kažkuri savivaldybė visgi gali jau pradėti naudoti, skelbiant konkursus, tai kaip papildomą naudą kažkokią tai prioritetą. Ar gali iš viso tai daryti? Tai jūs galit, bet įsivaizduokit, kad jūs turit žinoti, ar jūsų savivaldybėj yra nors viena viešosios naudos organizacija. Turbūt, ar ne? Aš tai iš nevyriausybinio sektoriaus ir galvoju, kiek tai būtų, tarkim, sąžininga, jeigu nespėjai dar gauti, tenais yra tikrinama, bet tai yra jau kaip prioritetas tenais konkursuose, ar tai neturėtų būti privaloma tik nuo kitų metų naudoti, ne kaip rekomenduojama, bet kaip tiesiog privaloma. Tai va jo, tai mes dar šitą pasvarstysim, kur galima būtų tai įtvirtinti, bet tiesiog iš nevyriausybinio organizacijų pusės žiūrint, tai tik paskelbėm prašymų teikimą, tai turbūt būtų kažkaip ne visai tinkamai iškart po mėnesio dabar taikyti pradėti. Dėl to ir sakom, kad pirmiausia su mumis pasikonsultuotų ir tada jau pamatytume, įvertintume, kiek galbūt toj savivaldybėje yra, bet mes norim ištransliuoti žinutę, kad organizacijos pradžioj be streso tą statusą gautų, ne nuo kito galo pradėti, kad iš pradžių duokim prioritetą, o dar nesusiregistravę. Tai norim pasakyti, kad tikrai teisinga būtų pirmiausia leisti susiregistruoti ir toks bendras terminas, kur galbūt tiesiog palengva kažkaip tai pradėti. Būtų turbūt, bent jau ne 25 metų finansavimo konkursams taikyti. Tai jau jie turbūt yra prasidėję arba greit prasidės, tai dėl to trumpo laikotarpio ir sakom, kad geriau tada taikyti būtų nuo 26, nebent kažkokios yra išimtis, jeigu individualiai reikėtų savivaldybėm tada pasitarti su mumis. Gerai, ačiū. Prašau.
Rasa Šimkuvienė, jūs neklausėt? Ai, dabar Jurga, atsiprašau, Jurga. Ne, nuėmiau rankutės. Taigi čia aš, Jurga, kur liepia. Taip, Jurga, jūs taip. Taip, tai aš turiu keletą klausimų. Tai pirmas yra toksai kokybės standartas NOKAS socialiniam organizacijom. Ar bus čia kažkokia koreliacija su juo, nes pakankamai ten daug išsamei visko reikia nusimatyti, tame tarpe ir poveikio matavimą. Kitas klausimas yra, ar gerai girdžiu ir dar norėčiau, kad užakcentuotumėt, kad šiaip, jei nedalyvauji konkursuose šiuo metu, tai gali nesukt galvos, o kai reikės, tai ir pateiksi tą prašymą, nes kol kas tai man nėra labai akivaizdu, kodėl mums reikėtų siekti to statuso, mes patys žinom, kas mes esam. Tai šitas ir dar, ar bus čia atsižvelgiama teikiant akreditacijas, pavyzdžiui, socialinės reabilitacijos paslaugom. Tai nėra projektinis finansavimas, tai yra akreditavimas ir ar tada irgi bus atsižvelgiama, ar tai naudos teikėjas ar ne. Ačiū. Tai dėl socialinios akreditacijos tai nieko negaliu pasakyti, tikrai nemanau kol kas, nes čia ne mūsų laukas, bet nemanau, kad galėtų taikyti. Galėsim kolegom pasakyti ir savivaldybėm, kad, kaip ir minėjau, dėl to ir sakau, kad nepradėtų taikyti, nes nėra mūsų toks tikslas iš kitos pusės viską daryti, kad organizacijos nesusiregistravo, mes kažką taikom. Dėl to tą labai stipriai akcentuojam, kad prašom, leidžiam organizacijom išsiregistruoti, tas yra labai svarbu, tiesiog tas savalaikis statuso įgyjimas. Taip, kaip teisingai pastebėjot, kol kas jūs ir nemato to tikslo, tai kodėl jūs dabar turėtumėt jį gauti, tai labai teisingai mato tą situaciją, iš tikrųjų dabar jokių paskatų, jokių naudų šiai dienai nėra. Tai ir nėra jokio, matyt, dabar motyvo šiandien ar rytoj pateikti, kad tiesiog kada galėsit, kada jau pribręsit. Dėl NOKO, tai čia turbūt panaši labai, jeigu jūs matot, kad jūs ir matuojat poveikį ir esat steigėjų dalyvių patvirtinę dokumentus ir rezultatus ir juos skelbia, tiesiog peržiūrėti jums reikėtų, ar jūs tikrai viską pagal tą mūsų aprašą tuos punktus atitinkat. Aš nesu tikra, ar viskas yra pagal tą metodiką sutampa, nes nesu išsamei susipažinus, bet panaši kryptis labai turėtų būti. Toliau, Rokiškio VVG. Labadiena. Aš matyti, gerbiamą Jurgą, irgi kažkaip kalbėsiu apie dokumentų suderinimą. Rokiškio apskritai miestų ir kaimų vietos veiklos grupės Lietuvoje įgyvendina savo strategijas. Kaimų vietos veiklos grupės jas kuruoja Žemės ūkio ministerija, vykdo strateginį planą, kuriame yra lyder priemonė. Ir tose priemonėse, iš kurių gimė strategijose yra numatytos viešų paslaugų perdavimo priemonės. Yra patvirtintos gairės Žemės ūkio ministro įsakymų, kurias turi išpildyti mūsų pareiškėjai. O tos gairės nukreipia, kad jeigu organizacija nori teikti viešasias paslaugas, perimti viešasias paslaugas, turi išpildyti nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 8 straipsnio 2 dalį, ką jūs ir kalbate, apie viešosios naudos nevyriausybinės organizacijas. Kadangi jūs dar tik tai pradėjote registraciją viešosios naudos nevyriausybinių organizacijų, galbūt galimai galite suderinti, kad tas gairių punktas kol kas 25 metais neįsigaliotų. Nes mes, kadangi irgi ką tik tai išgirdom, kad toks teisės aktas įsigalioja, oficialiai yra formos patvirtintos, ką reikia išpildyti nevyriausybinė organizacija, nesusidursime su problema, kad tose priemonėse mūsų nevyriausybininkai dalyvauti negalės. Nes jūsų apskaitoje tokių nevyriausybinių organizacijų nebus.
O tai sakykit, kada jos, ar čia jūs teiksit paraiškas, ar organizacijos tiesiog... Ne, mes Mhm. pagal mūsų strategijas, kadangi nusimatėme viešųjų paslaugų perdavimo priemonę, pagal mūsų strategiją, kadangi nusimatėme priemonę, yra ministro patvirtintos gairės. Jo, aš žinau. Kad tas, kas teikia pagal šitą priemonę paraiškas mums, turi atitikti, dar kartą sakau, tos viešosios naudos nevyriausybinės organizacijos statusą. Tai reiškia, kadangi dar nėra suregistruotų viešosios naudos nevyriausybinių organizacijų, iškils tiesiog šitos priemonės šiais metais problema. Tai būtų labai gerai, kad tuos abu teisės aktus, jūsų galimybės, nevyriausybinės organizacijas, kaip įmanoma normaliai be įtampos suregistruoti viešosios naudos ir šito teisės akto galiojimas kažkaip būtų suderintas. O kada yra jūsų terminai kokie? Kada jums nevyriausybinės organizacijos... Mes kai strategiją kūrėm, dar tuo metu šito teisės akto nebuvo. Mes strategijas apsigynėme praeitais metais ar užpraeitais metais. Suprantat? Tai jūsų dar šito teisės akto nebuvo ir ten mes nusimatėme terminus strategijos. Ir mes turime vykdyti tai. Tai kažkaip būtų labai gerai, tai ką jūs sakote ir savivaldybėm, taip pat pabrėžtumėte, kad viešosios naudos nevyriausybinės organizacijos statusas teikėjui jau kaip forma turi galioti nuo 26 galbūt metų, prasme pareiškėjai, bet ne nuo 25. Nes jūs kaip institucija pasitvirtinusi šitą teisės aktą, kurį turime įgyvendinti ir mes, dar kol kas tik pradėjot registraciją. Galit pasakyti savo vardą ir pavardę? Mes susisieksim tada. Pakartokit, prašau. Raimondas Stankevičiūtė Vilimenė, Rokiškio rajono vietos veiklos grupė. Ačiū Jums, Raimonda. Gerai, susiderinsim. Gerai. Vladai Polevičiau, prašau. Aš turiu du klausimus. Vienas, tai jeigu mes tiesiog esame viešosios naudos NVO, tai tada teikiam paraišką, bet jeigu vykdom viešasias paslaugas ir neturim matavimo, tai tada rašom tą pirmą dalį, o eigoje, jeigu atsiranda mūsų matavimas, tarkim, mes turime matavimas, tai tada iš naujo patikslintą paraišką reikėtų teikti, ar iš esmės skiriasi tie statusai kažkuo, ar jeigu jau gavai viešosios naudos statusą, tada tavo tik tai geros kokybės kriterijus, kad tu įsidiegi matavimo metodiką. Taip, pakanka vieną kartą teikti ir gauti statusą. Supratau. Ir dar komentaruose buvo geras klausimas, o kur tai atsispindės, ar tai bus viešai prieinama kažkuriam registre, kaip NVO žyma, kad jūs esate organizacijos viešos naudos gavėjai. Ar tai bus tiesiog atskiriam organizacijom suteikti, nežinau, sertifikatai kokie? Tai tiesiog sąrašas skelbiamas. Jūs gausit patvirtinimą raštą, taip sakant, o sąrašas skelbiamas socialinių paslaugų priežiūros departamente. Sąrašas visų viešosios naudos NVO. Supratau. Viešam pasitikrinimui. Ačiū labai. Evelina Šimkutė. Labadiena. Labadiena. Sveiki, turiu klausimą dėl, galbūt šiek tiek kartoja stiliumi, jūsų apibrėžimo, kas yra viešoji paslauga. Ir apibrėžime minima valstybės ar savivaldybių įsteigtų specialiųjų įstaigų bei organizacijų veikla teikianti gyventojams įvairias paslaugas. Tai jeigu mūsų organizacija nėra įsteigta savivaldybės ar valstybės, nėra jokių dalininkų, esame nepriklausomi, tačiau dalyvaujame įvairiuose konkursuose, žinoma, kaip ir visos kitos organizacijos, ir pat siekime parduoti tam tikras paslaugas įvairiem tiek valstybiniam sektoriui, tiek ne, tačiau mums šis punktas tuomet nėra aktualus. Ar teisingai supratau? Ne, tai čia yra oficialus viešosios paslaugos apibrėžimas įtvirtintas įstatyme viešo administravimo, bet kaip mato toliau yra ir organizacijos, tai kalbam apie biudžetinės įstaigas ir po to organizacijos, tai ten ir jau organizacijos nebe valstybės įkurtos, o čia kaip NVO skaitosi, laikykime, tai visiškai tas pačias paslaugas ir nevyriausybinės organizacijos gali teikti, jeigu jos turi tam teisę teikti tai paslaugai.
Jeigu jūs turite teisę, esat vat, laimėję konkursą ar akreditaciją turite, tai jūs esat paslaugas teikianti organizacija. Bet turbūt detaliau reikėtų skambinti ir kas tos paslaugos, kokios tos paslaugos, ar jos tęstinės, ar jos yra vienalaikės, nes, paslauga paslaugai irgi nelygu. Nu, čia nežinau net, o tai kaip jūs save įvardinat, nes paslauga paprastai yra nuolatinė, tai jinai yra nuolat teikiama paslauga, nesu tikra, kokia jūsų yra organizacijos veikla. Nes, Tai įgyvendinti. vis tiek santykis su savivaldybė yra, nes, kaip minėjau, savivaldybė kontroliuoja paslaugų teikimą, jeigu jūs turit ar sutartį, ar kažkaip tai turit, nežinau, kitą santykį, teisinį santykį dėl tos paslaugos teikimo. Nes, organizuoti, pavyzdžiui, vieną kultūrinį renginį per metus, suorganizuoti visuomeniai ir kita paslauga teikti socialinės paslaugas, lankyti asmenis namuose, tai yra dvi labai skirtingos paslaugos, kurių tęstinumas ir visa kita labai skiriasi. Bet abi būtų vienkartinis toks organizavimas, tai nėra turbūt priskiriamas paslaugos, viešosios paslaugos kategorijai. Tai galbūt yra kažkokia nusipirktas vienkartinis veiksmas, jeigu jūs buvot pasamdyti kažkokio specialaus renginio organizavimui. Tai čia turbūt ne paslauga. Taip, tai būtent tokio, dėl tokių paslaugų man kyla klausimas. Supratau, tai turbūt reikėtų. Ne, supratau. Ačiū už atsakymą. Prašau. Toliau vardan salininkų, prašom. Labą dieną, ar girdit mane? Taip, girdime. Labai daug klausimų yra, labai daug klausimų. Aš pasakysiu taip trumpai. Susidaro įspūdis, kad viešosios naudos norima reglamentuoti viešasis naudas. Čia labai keista. Kadangi ta reglamentacija prives prie tam tikrų dalykų, aš suprantu, kad jinai priveda prie finansavimo ataskaitų ir užtikrinimo ir sukontroliavimo. Tačiau pas mus klausimas toks. Mes metus padarėm viešųjų paslaugų verte apie 128 000 savom lėšom. Ta prasme, mes neėmėm nei iš biudžeto, nei iš kitų. Kadangi mes sutvirtėjom ir turim bendruomenėje apie 350 narių, šitoj vietoj pas mus nariai yra įvairių socialinių sluoksnių, nuo jaunimo iki seniorų, ir mes kai kurias paslaugas teikiam viešosios naudos, net nereglamentuojant. Tai klausimas labai paprastas. Jeigu taryba pateikia išvadą apie mūsų veiką, tai ar yra tokia forma, kurią galima būtų surašyti savo veiką ir atsakyti į klausimus arba įdėti į tas skilteles, kuriomis paskui bus finansuotinos veikos. Ir ta metodika, ar yra forma, reglamentas įdėtas pas jūs kažkur tai, kad susipažintų. Nes jeigu mes darysim visi, kaip mes suprantam, tai vėl bus tokia viskas nesuprantama. Jeigu mes dėsim pagal tai, ką mes darom, nes mes priėmėm savo asmeniškai, aš priėmiau tą pastabą, kad mes per greitai teikiam paraiškas. Aš pasakysiu atvirai, mes sutvirtėjom, bendruomenė sutvirtėjo, pasiryžus teikti visas viešosios naudos paslaugas, nuo juridinių iki socialinių, iki visų kitų, tačiau jau susiduriam su formalizmu, kada mes patys nesuprasdami kaip, kažkur nepatenkam, o kažkur patenkam. Tai šitoj procedūra. Jeigu mes turėtumėm formą, ją užpildytumėm, parodytum ataskaitoj, ką mes darėm, mes dar nežinom, ar mes atitinkam, tada jūs galėtumėt ir vertinti.
Tai Dabar labai, jūs žinokit, geras jūsų labai, vat prisiminiau kaip tik, žinokit, kad kalbant apie kokias formas, tai forma pagrindinė yra veiklos ataskaita, kuri yra patvirtinta finansų ministerijos. Tenais nieko naujo neįdėsim, visi mes pildom jas vienodai. Ta prasme, forma yra viena, bet užpildom visi skirtingai. Tai šičia norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti, jeigu nematėt jūs, kad dabar šiuo metu nacionalinė NVO koalicija yra paskelbusi kvietimą mokymam būtent dėl ataskaitų rengimo. Ir tas ir apima, vat jūs ganėtinai nauja organizacija, tai labai siūlyčiau jum sudalyvauti, jie labai išsamei papasakoja, kaip teisingai pagal visus reikalavimus užpildyti ataskaitų formas, kaip ir minėjau, kurios ir bus pagrindinis vertinimo elementas. Tai yra įstatymų įtvirtinti dalykai, kad ataskaitos teikiamos pagal tas formas ir nieko daugiau papildomo mes nesugalvojom ir su šitu aprašu jokių daugiau naujienų ar daugiau papildomų dalykų, ką nevyriausybinės organizacijos ir taip daro, ataskaitas teikia kasmet. Žymą turi turėti, tik tai turi atitikti sritis ir jeigu nori taikyti į tą paslaugų nevyriausybinio organizacijų dalį, tai tiesiog tada turi jau tas papildomai poveikius matuoti, bet čia irgi turbūt greičiausiai naujai įsteigusios organizacijos negalės atitikti to socialinio poveikio, todėl kad tai yra imlu laikui, tai jau čia ilgiau veikiančios organizacijos tą tik tai gali daryti, tikrai ne naujai įsteigusios. Tai va labai tada kviečiu pasiieškoti Facebook'e skelbia nacionalinė NVO koalicija kvietimus, yra paskelbtos datos, tai tikrai užsiregistruokit, jums bus labai naudinga. Ir norėjau pasakyti dar, kad NVO taryba turi teisę pasikviesti organizacijas irgi, jeigu yra neaišku, pasitarti. Tai jeigu iki jų prašymas prieina, tai yra tikimybė, kad galbūt pakviesiu tada pasikalbėti apie tai, ką jūs veikiat. Ačiū labai, Ramūnas Navickas. Palaukit truputį, Milda, žiūrėkit, jūs ką pasakėt, aš noriu patvirtinti ir pasakyti. Visa šita yra mūsų įstatuose. Įstatuose yra įrašyta ir nesvarbu, ar mes nauja organizacija, ar mes nesena, mes vienijam šiandien dienai, pas mus yra plane, mes per 3 metus apvienysim apie 2,5–3 tūkstančių žmonių. Jeigu mums nesuteikta teisė arba sudaryti pretekstai trukdymui, kad mes negalėtume veikti, kai viešos naudos gavėjai, tai nėra gerai. Mūsų įstatuose yra surašyta visos tos funkcijos, ką mes turėtume atlikti. Kodėl mums dar reikia pateikti per metus kažką tai, kada įrašyta įstatuose. Ir jie įrašyta tas. Tai čia vienas klausimas. O kitas klausimas. Jeigu jūs formaliai darote atmetimus 1 mėnesį, 6 mėnesius, jūs turit pateikti apskundimo galimybę. Visada yra tokia. Jo, tai gerai. O šitas mane ramina. Nes šitoj vietoj mes įsikūrėm savanoriškai. Mes įsikūrėm kaip nevyriausybinė organizacija. Mes neprašom nieko iš valstybės, kol nesutvirtėjom. Kada ateina finansavimų, kai tu sukuri vertę apie 200 000, kada žmonės savo pinigais padaro šventės, padaro kitus dalykus, kai tavęs prašo įrodymų po metų, ar tu tikrai darei ir tu darei. Tai šitoj vietoj labai reikia atidžiai ir labai reikia iš jūsų pagalbos, kaip formalistų, institucijų, biurokratų, kad būtų vieninga forma ataskaitos, ką darei už praeitus metus. Viskas. Taip reikalauja finansai, taip reikalauja kiti. Jei tai būtų ta forma, tai jūs išdirbtume tą formą, mums būtų lengviau. Va prie ko eina kalba. Nes mums neaišku. Nežinau, gal man nedašyla, bet aš galvoju ir daug žmonių nedašyla. Vieni rašys vieną, kiti kita, trečia. Čia būtų toks pavyzdys. Ačiū labai jums. Tai prašom įsiklausyti, mes labai daug dabar dokumentų paduosim, labai daug prašymų ir tikrai pirmoje eilėje stovėsim. Ačiū. Gerai. Ačiū. Ramūnai, prašau, kantriai laukit. Tai bendruomenininkų klausimus pratęsiu. Vietos bendruomenių organizacijos tai yra daugiafunkcinės.
tai dabar jei prašyme ar rašyti vieną išsirinkti iš išvardintų, reiškia, veiklų, ar galima keletą užsirašyti, nes iš tikrųjų tai Galit keletą? keliomis. Galite Galima keletą. keletą rašyti, ar ne? Taip. Ir antras klausimas, kaip jūs įsivaizduojat skėtinės regioninės organizacijos? Jau mes lyg tai ir nutolę nuo viešosios naudos. Vat, Jo, reiškia, čia su skėtiniam, pabaikit mintį, tada pasakysiu. tai tokia ir mintis, ar galima priskirti ir jeigu galima, tai kaip čia tą argumentuoti? Skėtinės, nevyriausybinės regioninės. Taip žiūrint formaliai, tai skėtinė organizacija atstovauja savo narių interesus. Kaip yra, ne? Bet kadangi jų yra labai skirtingų vis tiek ir vis tiek yra kuriamas tas bendras gėris ar visuotinė nauda, žiūrint, kokį rezultatą padaro ta organizacija arba kokius jį tikslus kelia ir kokioj vėlgi srity veikia. Tai čia noriu pasakyti, kad čia šitoj vietoje atsiduriam ties tuo vertinamuoju kriterijum, kurį ir įvertins NVO taryba. Tai gali teikti, bet pačios savo turėtų atsakyti, koks yra mūsų tikslas ir kaip mes save matom. Ar mes matom save kaip labiau viešos naudos, ar visgi yra dvejonių. Tai viduje išsidiskutuokit, kad patys turėtumėt argumentų, kurioje vietoje čia tada jūs matot save kaip viešos naudos. Ir gali teikti. Gerai, ačiū. Prašau, linkėjimai, Ramūnai. Toliau laukia Jūratė. Aš noriu paklausti, čia dabar dėl mokymo, ar pavyzdžiui nebūtų galima suorganizuoti, kaip ir dabar organizuojate, nes irgi kažkaip kolegė pasakė, kad apie poreikio matavimą, apie matavimo metodikas buvo kažkokie mokymai, bet per visas platformas, nes tikrai kažkaip tai girdžiu tai pirmą kartą, bet dar iš vieno jau komentaro girdėjau, kad yra Facebook'e nacionalinė NVO koalicija, ar ne yra puslapis, tai va čia tą išgirdau. Tai va, nes tikrai, čia sakau, nebuvau girdėjus ir būtų gerai, nes matau daug kam reikės, kad tikrai būtų galbūt kažkaip atvirai, viešai ir čia komentaruose matau vietų, nėra kažkaip suorganizuoti, nes tai yra aktualu visom organizacijom. Tai dėl nacionalinės NVO koalicijos, tai žinokit, jie dar papildomas skelbs datas. Ta tikrai žinom, čia dabar turbūt yra kažkoks vienas suplanuotas gabaliukas, tada dar bus papildomai. Tai sekit informaciją ir bandysim kažkaip daryti, jeigu matysim, kad yra poreikis, tai kartoti ir tiesiog daugiau padaryti iki pavasario dar bus tų pakartojimų. Taip, kad tikrai turėtumėt patekti visi suinteresuoti. O dėl poveikio matavimo, čia žinokit, jau prieš porą metų tie mokymai buvo. Jau čia truputėlį anksčiau, dėl to turbūt ir negirdėjot pastaruoju metu apie juos, nes jie jau įvykę prieš porą metų. Supratau ir dar pasitikslinsiu, kada, kaip jūs ir sakėte, mes kaip nevyriausybinė organizacija kasmet teikiame ten finansinę ataskaitą registrų centrui ir veiklos ataskaitą. Taip. Bet mes ten teikiame ją laisvos formos ir ten, aišku, parašome, ką darome, bet dabar matau, kad reikia labai išsamiai. Bet jūs taip pat kažką užsiminėte apie finansų ministerijoje jau sukurtą kažkokią formą čia. Ne, tai čia ta pati forma ir yra, kurią jūs naudojate teikdami tas ataskaitas. Tai yra tiesiog patvirtinta finansų ministerijos forma. Bet apie veiklos, tai mes visi teikiame laisvos formos, ten kaip irgi prieš tai kolega kalbėjo, kažkokių rėmų. Vieni tai parašom, kiti tai parašom, bet tai yra laisvos formos. Taip. Čia ir toliau rašome laisvos formos, ar ne? Tai jo, tai taip, ir ten ir turi tą galimybę išplėtoti. Tada Atsiprašau, netiesa. Aš labai atsiprašau, yra patvirtinta forma, kodėl jūs sakote, kad laisvos formos. Nėra laisvos formos, nuo šių metų yra patvirtinta nauja veiklos ataskaita, kurią privalu pateikti. Tai aš labai dėl to, atsiprašau. Prašau. Tai dėl to ir sakau, kad reikia sudalyvauti tuose mokymuose, nes būtent ir dėl šitų naujų pakeitimų, kurių organizacijos nežino, turbūt, kad jie buvo padaryti ir kokios tos formos pateiktos, nes jos nėra susietos su
ten, kur jūs teikiat ataskaitą, jas reikia pasimti atskirai, žodžiu, nenoriu čia kažkaip tai per daug klaidinti, bet kviečiu sudalyvautose mokymuose ir jeigu tą ataskaitą įprastų būdų teikiate, tai nesu tikra, ar labai čia bus didelis nusikaltimas. Ir dar būtų dabar vienas klausimas. Tai čia tada, jeigu nevyriausybinė organizacija yra akredituota, žodžiu, savivaldybės čia irgi turi siekti to statuso, pavyzdžiui, jeigu ji yra susieta su SPPD ir gavusi įstaigą licenciją, tai ji taip pat turi ar nesiekti to statuso, nes mūsų kaip ir tikrintojai yra SPPD. Pakartokit klausimą savo, nelabai supratau. Ta prasme, kad mes irgi vykdome keletą veiklų. Viena iš veiklų yra susijusi su savivaldybė ir ten mūsų šita veikla yra akredituota, bet kita veikla yra iš SPPD, žodžiu, priežiūros departamento gauta licenzija veiklai vykdyti, bet tai reiškia ir dėl tos veiklos mes taip pat turime siekti čia. Taip, bet vieną prašymą pildot. Vieną prašymą. Tai visai įstaigai vieno, kaip suprantu. Taip. Supratau. Ačiū ir ačiū labai Editai Karpavičienei, matau komentaruose pasidalinimą. Ačiū labai. Aušra Degutytė toliau laukia. Sveiki, Lietuvos asociacija Gyvastis. Turiu keletą klausimų. Dabar kas vertins mūsų tą poveikio matavimo metodiką? Poveikio matavimo metodikos atskirai kažkaip specialiai nevertins, bet tiesiog žiūrės, ar tokia jinai yra. Ar jūs ją turit pasitvirtinę, nes jeigu jūs ją kaip organizacija pasitvirtinot, tai jinai jums tinkama pagal jūsų veiklą. Tai čia nekvestionuos niekas, ar jinai tinkama ar netinkama. Tiesiog dėl to jinai ir turi būti patvirtinta, kaip naudojama, jums tinkama. Supratau. Tada kitas klausimas. Ar aš gerai supratau, kad atskirų ataskaitų jums nereikės pateikti, apart to, ką mes teikiam registrų centrui, tas ataskaitas? Taip, teisingai. Tada klausimas, ar jūsų NVO taryba bus pajėgi tikrinti, ką kiekviena organizacija daro, kokį tą poveikį padarė, išmatavo ir atliko, ir ar dar jinai yra ta viešosios naudos kūrėja, ar jau nebe? Taip, bus pajėgi, toks užmanymas buvo. Ir NVO taryboje yra daug narių ir galima išorės ekspertų pasitelkti, taip kad taip. Gerai. Tada jūs minite savivaldybės, kad per savivaldybės organizacijos turėtų pasikreipti, kokia ten ta būtų nauda galima, teikiant projektus per prioritetus. Dabar jeigu mes esam skėtinė organizacija, kaip tokiu atveju? Kam mes priklausytumėm, kokią tą tokią naudą turėtumėm, iš kokių projektų galim tikėtis to prioriteto? Tai aš jau, kaip ir Ramūnas Navickas prieš tai klausė dėl skėtinių organizacijų, ar jos atitikt galėtų. Tai vėlgi reiktų tada įsivertinti, kaip jūs save patys matote, ar kaip viešosios naudos NVO, ar tik tai kaip visgi narių interesų atstovavimą, kaip jūs galėtumėt pagrįsti tą viešą naudą savo organizacijos, tai savo turėtų atsakymus, kuriuos gali tekti papasakoti, o jau kokie čia tie gali būti konkursai, man sunku pasakyti savivaldybėse, tiesiog finansavimo veiklos nevyriausybinio organizacijų finansavimo konkursai, jeigu toks klausimas buvo. Kaip ir toks, nes toks atrodo, jūs darykite organizacijos, o mes paskui pagalvosim, ką su tuo daryti, kokia bus iš to nauda. Taip, tai taip ir yra iš tikrųjų, kadangi dėl to ir sakom, kad neraginam prašymų tų teikti, ką norim pasakyti, kad mes patvirtinom tvarką, tai mūsų pareiga pristatyti ją, paaiškinti, kas čia yra ir kad ateityje gali būtų papildomų paskatų, šiai dienai jų nėra. Tai jūsų teisė rinktis, ar jūs norit prašymą pildyti šiandien ar po pusės metų. Mes norim pasakyti, kad tikrai šiai dienai nėra paskatų, bet tiesiog žinutė tokia ir yra, kaip jūs matot, kad nėra dabar turbūt didelio reikalo, didelio poreikio pildyti prašymo šiai dienai. Bet net ir tas neapibrėžtumas, kad gali būti nauda,
o gali ir nebūti tos naudos, tai tada koks viso to pristatymas, kaip kažkada, kada prasidėjo dėl auditų organizacijose, kad taip, kas turės auditą, iš karto bus aišku, kad eina į prioritetus. Tai labai aišku, kad organizacijos įsivertina, ar jom to reikia, ar jom to nereikia, nes dabar tas gali būti, o gali ir nebūti. Na ir tada dar paskutinį momentą pasakysiu, prieš keletą metų, vat irgi nevyriausybinės organizacijos galėjo gauti įtakdario statusą. Tai jeigu taip atvirai mes jį turime, naudos jokios tik įsipareigojimo organizacijai teikti ataskaitas. Tai kartais toks daroma dėl darymo ir užkraunamas papildomas krūvis nevyriausybininkam. Čia daug metų jau viešosios naudos tas apibrėžimas, įstatyme jis yra ir tą tvarką reikėjo patvirtinti iš įstatymų išplaukiant ir visam pasaulyje yra pripažįstamos viešosios naudos organizacijos kaip tokios visuomeniai naudą teikiančios. Tai čia irgi toks ne Lietuvos išgalvotas reikalas. Ačiū labai už jūsų nuomonę. Ačiū jums. Suprantu. Taip, toliau prašau Paguoda. Mano būtų toks klausimas, greičiau pasitikslinimas. Ar galima teikti, kad NVO turinti viešosios naudos statusą turės viršenybę dalyvaudama konkursuose? Tarkime, mes iki šiol dalyvaujame konkursuose, jos gauname finansavimą ir taip toliau. Tačiau mūsų organizacija to statuso neturi, o tame konkurse dalyvauja keletas ar eilė būtent su šito statuso organizacijų. Taip, tai kaip aš ir minėjau, kad dabar NVO plėtros įstatyme yra tokia formuluotė, kad asignavimų valdytojai gali suteikti prioritetą viešosios naudos organizacijoms. Tai jūsų atveju atsakymas tada, kai jau pradės taikyti savivaldybės tokį metodą, prioriteto suteikimą, tada taip, tada gausit prioritetą, turėdami viešosios naudos statusą. Dėkui. Ir dar antras, labai trumpas. Dabar aš toks klaustukas, kur savo veiklą priskirti, prie grupinės ar viešosios? Nes šiaip tai, žinoma, pagrindinė veikla yra pagalba onkologinėmis ligomis sergantiem vaikam ir jų šeimom. Ir tai yra labai plačių spektrų. Bet kitas dalykas, kad mes šitas šeimas atstovaujame ir valstybės institucijose, ir to pačiu Seime, kada liečia jų reikalus įstatymai, ir atstovaujame sveikatos reikalų ministerijos atitinkamuose komitetuose. Tai tuomet kaip čia? Tikrai galite bandyti teikti, nes tokia sritis ganėtinai aiški, kad yra požymių ir tos visuomenės sprendžiamos problemos mastas ir yra visuomenės tikslų. Ta prasme, kad tikrai yra viešosios naudos požymių, nepaisant to, kad ir grupinė, ir tarytum yra į grupę tam tikrą nukreipta organizacijos veikla, bet gali būti, kad grupinės naudos turi požymių viešosios naudos organizacijų savo vykdomą veiklą. Tai kaip ir minėjau, dėl to ir atsiranda tas individualizuotas vertinimas, kad galima būtų ne tik formaliai pasižiūrėti, bet ir labiau iš tokios tikros vykdomos veiklos organizacijos. Tai tikrai siūlau teikti prašymą. Ačiū labai. Prašau. Gerai, turime dar daug žmonių, bet jau žinokit, konsultaciją esam suplanavę iki 3:30, o dar turim antrą dalį, tai gal tada Reda, o jeigu galėtumėte tada leiskime socialinių paslaugų priežiūros departamentui pristatyti ir tada toliau pradėsim klausimus. Gerai? Reda, prašau. Aš labai trumpai, aš tik tai norėčiau pasitikslinti dėl tos savivaldybės tvarkos, nes iš tikrųjų įstatymas įsigaliojęs yra, mes jau žinom kada, seniau ir 8 straipsnis taip pat yra įsiteisėjęs, sulaukiam tvarkos, tai dabar savivaldybėje, tarkim, tvirtindami finansavimo tvarkas, mes turim tą galimybę pasitvirtinti. Tai tik norėčiau tokio klausimo, ar ministerija ruošia kažkokias tai metodikas, kaip tai daryti, kas čia turėtų būti svarbu.
Tai va vienas klausimas ir kitas klausimas, turbūt aš norėčiau čia kolegom dalyvavusiam diskusijoje pasakyti, kad greičiausiai nieko nebus, jeigu organizacijos to statuso ir nesusitvarkys, nes dabar tarsi patvirtinus šitą tvarką susidaro įspūdis, kad viešosios naudos organizacijos kaip, išskirtinesnės ir tarsi kažkuo tai kitokios negu grupinės. Mano supratimu, kiek aš suprantu įstatymą, tai tiek vienos, tiek kitos organizacijos išlieka nevyriausybinėm organizacijom ir dėl to netampa geresnėmis ar blogesnėmis. Tai čia tik tai dėl to nerimo ir taip pat pritarčiau tai nuomonei, kad reikėtų tą poveikio matavimo metodiką kažkaip tai iš tikrųjų suvienodinti, kad visi susikalbėtume vieną kalbą. Tai ačiū labai. Ačiū, Reda. Savivaldybėm kol kas metodikos neplanuojam rengti. Jeigu matysim, kad kyla neaiškumų, galim tada keisti savo planus. Bet iš esmės, tai jeigu organizacija turi statusą viešosios naudos, tai kol kas kaip ir tokia formuluotė yra aiški, kad gauna prioritetą ir, turbūt nelabai kažko ten daugiau ir išmąstysi, galbūt eigoj jau matysis kažkokie kliuviniai, kur reikėtų kažką ten taisyti ar rekomenduoti, bet šiai dienai nelabai daug veiksmo reikalaujantis tolimesnis kažkoks kelias, jeigu tiesiog tą prioritetą taikyti. Tai dėl metodikos, dėl socialinio poveikio suvienodinimo irgi tada užsifiksuoju. Ačiū. Tomai, gal tuo metu galėtum pradėti? Ar kaip jūs ten esate pasiskirstę, nematau, tiesą sakant, nieko iš socialinių paslaugų priežiūros departamento. Sveiki. Labą dieną. Labą dieną. Esame truputėlį pasiskirstę, aš gal pasakysiu keletą tokių įvadinių pastabų, o mano kolegė Aistė Švažaitė šiek tiek detaliau pristatytų tiems, kurie nėra susidūrę informacinės sistemos galimybės ir darbą su ja. Iš tų keletos prašymų, kuriuos esame gavę, tiesiog noriu pasakyti gal keletą tokių labai paprastų dalykų. Kaip jau buvo minėta, kad čia nėra labai skubus darbas, kurį verta padaryti, gauti šitą viešosios naudos organizacijos statusą, tai kviesčiau susipažinti su aprašu, kuris reglamentuoja šio statuso suteikimą. Ir visai tokių paprastų dalykų norėčiau pasakyti, kad organizacija, kuri pretenduoja į šį statusą, turėtų būti registrų centre registruota kaip nevyriausybinė organizacija, turėti tos nevyriausybinės organizacijos statusą ir taip pat laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos, pateikusi savo ataskaitas registrų centrui, tai čia tikrintumėm mes, socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Tai apima bent jau tai, kad būtų pateiktas visas tų ataskaitų rinkinys, kad jis būtų pateiktas laiku, kad nuo ataskaitų patvirtinimo iki pateikimo nebūtų praėję daugiau kaip vienas mėnuo. Na ir taip pat, kaip čia buvo jau užsiminta, šiemet pradėjo galioti ataskaitų formos. Tai tos ataskaitos turėtų būti pildomos pagal finansų ministro patvirtintas formos, kurios yra registrų centre. Tai tokie tarsi, kaip čia pasakius, gramatika tokia prieš pereinant prie sudėtingesnių klausimų, kurie jau čia buvo aptarti. Iš tikrųjų, dar reaguodamas į užduotus klausimus, norėčiau pasakyti, kad šis statusas, viešosios naudos gavėjo statusas, nesietinas su kitais suteikiamais statusais, akreditacijom turimom. Tai yra atskiras dalykas ir vienokio ir kitokio akreditacijų turėjimas yra žinoma vertingas, tačiau svarstant prašymą dėl viešosios naudos teikėjo suteikimo, tai
nevertinamas tas kitų akreditacijų turėjimas, nors aišku, tai, ką organizacijos nurodo savo veiklos ataskaitose, kaip jos pagrindžia savo veiklą, tai gali būti tikriausiai papildomi argumentai, bet tai jau yra nevyriausybinio organizacijų tarybos kompetencija. Tai tokios būtų mano pastabos ir tada galbūt kolegė galėtų pasakyti. Taip, tai kadangi su Tomu esam vienam kabinete, tai naudosiuosi jo mikrofonu, tai trumpai pristatysiu, kaip pateikti tą prašymą per informacinę sistemą SOPAS. Tie, kurie teikiate paraiškas konkursams, tai principas yra toks pat, einate per mūsų nuorodą sopas.1.svpd, tada spaudžiate mygtuką vis prisijungimas ir jūs nukreipiate į elektroninius valdžios vartus. Elektroninės valdžios vartuose pasirenkate jums patogų būdą autorizuotis. Čia įvedate juridinio asmens kodą, jeigu jungiatės pirmą kartą. Jeigu jau jungiatės prieš tai, ką turbūt jau darėte, teikdami paraiškas, užtenka paspausti ant žydros spalvos pažymėto jūsų pavadinimo. Čia taip pat aktualu tiems, kurie jungsis pirmą kartą, tai reikia užpildyti pareiškėjo duomenys, kurie lieka sistemoje, kuriuos galite atnaujinti, jeigu juos reikia atnaujinti. Taip pat galioja tiems, kurie naujai prisijungia prie SOPA sistemos, tai vadovas užregistruoja įstaigą prie SOPA sistemos ir tada gali pridėti įgaliotus asmenis, kurie taip pat galės teikti prašymą kaip įgaliotas asmuo. Taip, tai dėl pačio viešosios naudos gavėjo statuso prašymo teikimo, tai paspaudus paraiškos projektai matysite 3 mygtukus. Tai kai teikiate paraiškos konkursams, spaudžiate pirmąjį, tai kai teiksite viešosios naudos gavėjo prašymą, tai spaudžiate tą 3 mygtuką pažymėtą. Tada jums atsidaro priemonių sąrašas, kadangi toks sąrašas, šitas sąrašas nėra, tik viena priemonė yra šitoj viešosios naudos priemonė, tai spaudžiate vienintelę, kurią matote, pildyti mygtuką. Pradėjus pildyti, atsidaro pildymo etapai, praeinate visus etapus, užpildote visą reikalingą informaciją. Ir paskutinėme burbuliuke paspaudus pirmyn, paraiška konvertuojasi jau į skirtukus, jau tokia tikra paraiška. Galite dar kartą pereiti per visus skirtukus, pasitikrinti, ar visą informaciją užpildėte ir tada paspausti mygtuką teikti prašymą. Tiek būtų trumpai apie patį pildymą. Tai Milda, jums perduodam turbūt žodį dabar. Aha, supratau. Ačiū. Gerai, tai taip, dabar tada toliau tęskime klausimus. Ačiū labai kolegom. Pilietiškumo akademija pirmieji, prašau. Aš parašiau raštu tos klausimus, tai pirmas būtų, ar šis statusas bus siejamas su socialinio verslo kažkokia sąvoka ateity, nes socialinis verslas yra visuomeniai naudinga veikla,